Pasižvalgykime kartu po dailininko tekstilininko Juozo Balčikonio dirbtuves. 1974 jis, tuomet Valstybinio dailės instituto tekstilės katedros vedėjas, profesorius, jau sukūręs puikių gobelenų, įspūdingų rištinių kilimų, mišrios technikos kompozicijų, kartu su žmona Regina Songailaite Balčikoniene, tautinių drabužių eskizų įvairiems liaudies ansambliams. Kaip visą tai suspėti? Ir kadangi aš puikiai tai atsimenu, tai anksčiau buvo tai suprantama, nes ateina menininkas ir jo mintis realizuoja amatininkas. Šiuo atveju, ta prasme, Juozas Balčikonis buvo menininkas, o mama realizuodavo jo mintis. Tie gobelenai beje buvo audžiami Žirmūnuose, bute. Ir labai puikiai atsimenu, kai ir Balčikonis ateidavo ir ten tie pakoregavimai, tai reiškia, jis ten kažką parodo ir jinai ten ardo. Ten kažkur kažkas jam netiko, kažkokia spalva ar kažkas ir tada jinai išardo ir tada vėl iš naujo audžia.